energijos deficitas, o ji reikalinga pasaulinė ekonomikai aplamai įskaitant mainingą. Su elektrė aš tai nesuprantu. Tiesiog, ką jūs manot, parašykite. Tai yra dvi vėl, kaip visada, dvi opozicijos. Tai tikriausiai žinom, kad yra tokių prielaidų, gali kažkas vadinti sąmokslo teorijom, kad Nikola Tesla išrado, kaip išgauti elektrą iš oro, praktiškai iš eterio. Yra tokių spekulacijų, bet po jo mirties tiesiog dingo visi dokumentai, buvo pasisavinti CŽV ir panašiai. Ir tai vat viena pusė teigia, kad Amerika jau senai yra išradus būdą, kaip išgauti elektrą ir jos tiesiog yra perteklius ir kad mes jau tą elektrą turėjom prieš porą šimtų metų ir panašiai, visokius elektrinius paspirtukus ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia yra viena pusė. Kita pusė teigia, kad trūksta elektros. Nei vienas gridas, matėm tikriausiai Baltuosiuose rūmuose susitikimą su Trumpu ir didžiosiom Magnificent Seven kompanijų lyderiais ten. Ir Masko nebuvo, ten konfliktas buvo tarp Trumpo, bet buvo ir Zuckerbergas ir ChatGPT, žodžiu, visi žinai, ir Billas Gatesas. Ir sako, investuosim tiek ir tiek trilijonų čia į duombazės, duomenų centrus. Bet lenda tokie pasakymai kai kurių profesorių, kad nėra tiek elektros, nėra tiek galios, niekas, nei vienas gridas Amerikoje negali pasiruošyti kontraktų, nes jie nesugeneruoja tiek elektros energijos. Tai atrodo ir vieni, ir kiti yra profesoriai ir kalba ir neaišku, kom tikėti, praktiškai niekom nebegalima tikėti. Tai kaip jūs galvojate, ar yra užtektinai elektros duomenų centram, dirbtiniam intelektui, kuris ateina visom blokų grandinėm, ar iš tiesų nėra, ką galvoja?